Alexa, turn on kitchen lights. Okay. Taigi, ačiū visiems, kurie žiūrite mano video, kur aš, kaip ir kažkada seniai žadėjau, pratęsiu savo video apie išmaniuosius namus. Tai aš pademonstruosiu šiandien gal šiek tiek tokius prietaisus, kur galbūt ne visi sugalvotų naudoti, arba mano atveju nematant, tai yra geriau negu rinktis, pavyzdžiui, paprastą, tarkim, indaplovę, net galbūt ir virdulį. Tai yra dėl nematymo yra sunkiau naudoti daiktus, nes nematome, koks nustatymas yra ekrane pažymėtas. Tai dabar, tarkim, vienas iš tokių pavyzdžių tai yra išmanus virdulys, kur atrodo, ta prasme, ar mes jau ir tikrai negalim ištiesti rankos ir paspausti jo. Aš čia net, jeigu matosi, gal matosi, užsidėjau lipdukus šalia tų mygtukų, kuriuos reikėtų paspausti, bet vis dėlto dabar aš ruošiuosi savo arbatą ir galiu, iš karto noriu, tarkim, pasidarysiu žalios arbatos ir man reikia, kaip žinome, žalia arbata yra ruošiama ne 100 laipsnių temperatūroje, tai tarkim šitą virdulį nusistatyti ant 80 laipsnių temperatūros, tai man būtų gana keblu, reikėtų skaičiuoti, gal aš užsigalvočiau apie kažką ir pamirščiau, ką aš ten suskaičiavau, ko nesuskaičiavau. Paimkim štai šitą. Tai dėl to aš paprašysiu Aleksos. Alexa, set kettle to 80. Okay. Nu štai ir viskas. Tai yra labai patogu, tarkim, ką nors darant, mano atveju čia arbatą, pavyzdžiui, tada mes galim nesiplauti rankų, o pasakyti pajungti, tai taip mes išvengiam to plovimosi rankų, kai kurie žmonės, kaip aš, pavyzdžiui, nesiplauna rankų, nes tingi ir tada išpurvina savo virdulį. Tai dėl šitos priežasties yra kartais tikrai labai patogu. Jūs tik pažiūrėkite mano orkaitę, tai yra orkaitė, kuri yra visa liečiama ekranu ir ją nustatyti būtų sudėtinga. Ir kaip aš jau daug kartų susakius, prietaisai vis dažniau yra gaminami su liečiamomis panelėmis, kai kurias įmanoma prisitaikyti, kai kurias dėja ne. Iš tos orkaitės niekaip nepritaikysi. O neregiai, kaip ir kiti žmonės, tai norim žiūrėti į funkcionalumą. Tai jeigu jūs, tarkim, galite pasižiūrėti apžvalgą, pasižiūrėti, kaip atrodo, kaip dėrės jums prie dizaino daiktas ir panašiai, tai mano atveju aš dar turiu sužinoti, kaip tas daiktas bus valdomas. Tai dėl to aš ir esu linkusi rinktis funkcionalumą, bet kartu ir rinktis išmanumą, kad aš turėčiau daiktą, kurį galėčiau 100% išnaudoti funkcijas. Dabar parodysiu, kaip valdyti, kol mano pristrauks arbata, kaip orkaitė yra valdoma išmaniai. Su orkaitė tik dėja yra toks niuansas, kad tą nuotolinį valdymą reikia nuolat įjungti. Tai čia aš net esu, kaip matot, užsidėjus lipduką, kad iš apačios paspausčiau po juo ir įjungčiau tą nuotolinį valdymą. Man tik tiek reikia padaryti ir dabar galiu paprašyti Aleksos, pavyzdžiui, tarkim, įsivaizduokim, kad aš kepsiu morengus. Alexa, ask my oven to assist me. Which program would you like? Bake. Okay. Which temperature? 100 degrees with fast preheat. For how long? For 1 hour and 20 minutes. Okay. Bake at 100 degrees Celsius with fast preheat for 1 hour and 20 minutes. Alexa, ask my oven how much time remaining. Your oven will finish in 1 hour and 19 minutes. Čia yra indaplovė. Indaplovė vėlgi, kaip matot, jos valdymo panelė yra visiškai sensorinė, tai čia surasti, ką nors irgi šansų nedaug. Bet geriausiai man pasiteisina, kas pasiteisintų ir tiems, kurie, pavyzdžiui, naudoja tarifą dvigubą elektros, tai yra dieninė ir naktinė, tai kurie turi naktinį elektros tarifą, tai pavyzdžiui, nenorit jūsgi gal keltis, pavyzdžiui, jeigu eina 10, tai nenorit keltis 11 val. Vakaro, kad įjungtumėt indaplovę. Tada, kai yra pigesnis tas elektros tarifas, tai galima paprašyti, pavyzdžiui, OK Google, start my dishwasher at 1 a.m. All right, I'll start the dishwasher at 1 a.m. Kaip pastebėjot, mano ne visi prietaisai valdomi yra su Alexa dėja. Arba kai kurios tiesiog paprasčiau yra valdyti su Google.
kaip ir turėti iOS ir Androidą. Tai turi vienas vienų gerų funkcijų, kitas kitų. Tai taip ir su išmaniais tais namais visais. Kuo daugiau turi, tuo yra geriau ir nieko neprarandi.